Dar prieš Instagramą, prieš TikToką, prieš YouTube shortsus buvo kai kas daug geriau. Buvo toksai žurnalas Life, kuris spausdino daug nuotraukų, bet labai mažai buvo teksto ir ten buvo viskas nuo motociklizmo iki gyvenimo būdo, iki nuotraukų apie karą, apie gyvenimą ten. Ir jis dabar vis dar eina beje, tik tai internete. Ir ten galima pamatyti nuotraukas, live.com. Ten galima pamatyti nuotraukas, kurių niekada žurnale net nebūdavo. Ir, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, kaip atrodė pirmosios motociklistų gaujos ir pirmieji motociklizmo klubai. Yra net kelios serijos, tai nueikit ten pasižiūrėkit. Žurnalas Life, labai geras dalykas. Pavyzdžiui, 44 metų numeris, ar ne? Anksčiau tai būdavo metinė prenumerata 4,50. Dabar vienas toksai žurnalas, istorinis žurnalas, kainuoja 25 eurus bent jau šitoj parodoj. Pažiūrėkit, kas buvo maldoj. Taip vyrukai turi apsirengti.